Išleidau ir išploviau akvariumą jau viršutinį, 220 gatavas. Išveičiau su dantų krapštukais, dantų šepetėliais, dantų krapštukais siūlės. Čia mano klijuotas, jis gana grubus, bet man pabarabano išvaizda siūlių apačioj. Svarbu, kad jis yra tvirtas. Jam dabar turbūt toj bus 9 metai. Ir kad nebūtų tuščias, aš supratau, kad aš tą kol kas, kol aš nesėmiau dar klijavimo, galiu panaudoti kaip bačką mirkimui, nes to šakos neturėjau niekur kitur kur patalpinti. Į kibirus savo turimus, tai vieną galą, tai kitą kišau. O šakas yra naudingas akvariumui. Ir dabar kažkurį momentą aš rašiau, kad aš pamačiau netyčia, kokie akmenys pas mus yra spalvoti, atrodo, raudonas granitas. Bet atspalvių yra belenkiek. Nu, čia yra grynas. Pjausniai šašlykiukai. Kosmosas kokių atspalvių yra. Tai dabar jie čia tiesiog mirksta. Dar kartą pabus vandenį, paskui pasižiūrėsim, ar iš jų kažkas pakils, pradezinfekuoti, jeigu reikės. O paskui mes juos bandysim panaudoti lietuviškam biotopui, nes lietuviškas landšaftas be lietuviškų akmenų nelabai įmanomas.